Su jumis Verslo tribunal laidos partneris Uitmind, o mano pašnekovės Uitmind direktorė Živilė Valeišienė. Sveiki, Živilė. Sveiki. Ir Uitmind tyrimų mokslinė partnerė Mykolo Romerio universiteto profesorė, socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorijos vadovė, profesorė daktarė Agota Giedrė Raišienė. Sveiki, Agota. Labą dieną. Sakot, kad darbdaviams padedate išsimatuoti savo konkurencingumą, o ne patrauklumą. Živilė, kuo tai skiriasi? Tai iš tiesų pamatėme, kad rinkoje situacija tiek karštėja darbuotojų trūkumo arba talentų karų, kaip dažnai mėgsta kiti kalbėti, tema, kad pasigedome galimybės iš tiesų organizacijų objektyviai ir stipriau pasižiūrėti, kaip tose kovose dėl darbuotojų laimėti. Ir taip iki šiol labiau yra įprasta matuoti darbdavio įsitraukimo, tyrimus atlikti organizacijose, patrauklumo, motyvacijos, bet tai šiandien dienai mano ir mano bendraminčių galva nebeatliepia realių organizacijos poreikių. Tai pamatėme, kad iš tiesų yra puikiai terpė užpildyti šitą nišą ir sukūrėme produktą, kurį šiandien ir vadiname darbdavio konkurencingumo matavimo sistema. Tai suprantu, kad dabar yra darbuotojų laikas, o ne darbdavių ir kad vis dėlto, jeigu nori darbą rasti, tai tu jį tikrai rasi. Yra tikrai tiesa, ar ne? Agota, ką sako statistika? Na, statistika sako, kad visada darbdaviai ieško darbuotojų, o darbuotojai ieško darbdavių. Ir va ta dermė, jinai duoda geriausią rezultatą. Turbūt čia negalim pasakyti, kad dabar darbuotojų laikas, dabar darbdavių laikas. Bet faktas tas, kad mes dabar maždaug visi, jeigu galima taip jau generalizuoti, turim visai neblogą išsilavinimą, Lietuvoje ypač. Ir darbuotojai dabar gali norėti, nes jie tikrai turi kompetencijų ir supratimą, kokios tos organizacijos gali būti, kokie darbą gali dirbti ir kokią vertę atnešti. Todėl tikrai organizacijoms turėtų rūpėti jų pačių konkurencingumas darbuotojų atžvilgių. Žmonės supranta, ko jie yra verti ir jie yra verti ir išsilavinimą turi ir turi galimybės. Žinoma. Živilė, kaip apskritai gimė Uitmind? Na, kodėl ta mintis kilo ir kuo tai skiriasi apskritai nuo įprasto tyrimų, jie daromi visais laikais, ar ne? Populiariausias darbdavys, šiai metai iš metų rinkimai ir visokie pažymėjimai ir žmonės balsuoja už tos populiariausius. Jūs šiek tiek jau minėjote, ar ne, kad atsirado ta skylė, galbūt tas supratimas, kad neužtenka vien tik tai kažkokio tai populiarumo vieno, bet vis dėlto reikia daugiau. Koks tas išskirtinumas ir kaip jūs užpildote tą spragą? Tai visa tai, ką jūs minėjote ir tai, kad organizacijos apskritai imasi kažkokios iniciatyvos tirti, ar ne, savo darbuotojų nuomonę, patirtis yra svarbu, tačiau jeigu žiūrėtumėm iš darbdavio perspektyvos, tai nebūtinai atliepia tą tikrą esmę ir net suteikia tiek informacijos darbdaviui, o kaip jis tai atrodo lyginantis su išore. Jeigu žiūrime iš verslo perspektyvos, esame pratę, kad verslai dirba tam tikruose sektoriuose, konkuruoja rinkoje apskritai dėl rinkos dalies, dėl klientų, bet nelabai iki šiol buvo žiūrima į darbdavį per tokią pačią prizmę. Tai nemanome, bet ir tikrai matome jau iš patirties, kad mūsų produktas padeda darbdaviui užpildyti tą nišą, kurioje jis gali pozicionuoti save kaip konkuruojantį darbdavį, lygiai taip pat kaip dirba konkuruoja versle. Pasimatuoti su kaimynais. Tame tarpe pasimatuoti su sektoriumi, kuriame operuoja dirba ir visa rinka. Tai yra kalbame apie šiuo atveju Lietuvą. Bet įmanoma tai padaryti? Dabar jau su Uitmind produktu taip. Agota, patys tyrimai, kartais iš tikrųjų ir tie matavimai, jie būna, kad kelia klausimų, ar ne, ir dažnai žmonės, kuriems nepatinka ypatingai tyrimų rezultatai, jie linkia sakyti, manęs tai niekas nepaklausė ir aš nežinau, ką jie čia klausė ir kodėl tie rezultatai yra tokie, kokie yra. Kokia apskritai ta tyrimų kokybė Lietuvoje? Žinokit, tyrimų kokybė yra palyginus žema, nes yra įsivaizdavimas, kad aš paklausiau ir žinau taip, kaip yra. Realiai mes turime savo patirtį ir tik tai labai daug patirties tos apibendrinus ir matuojant labai skirtingų laikų, skirtingose situacijose, galim sakyti, kad štai tokia realybė yra. Nes kitaip jinai yra įtakota labai subjektyvių dalykų. Pavyzdžiui, galbūt aš laukiu atostogų arba esu po atostogų, galbūt šiandien man yra gera diena, super rezultatai, o šiandien aš gavau pastabą iš savo vadovo. Ir tokį žmogų, tokį darbuotoją apklausus mes turėsim kardinaliai skirtingus rezultatus. Ir ta kokybė, jinai labiausiai priklauso nuo
parengimo, nuo metodinio pagrindimo, nuo įrankio kokybės, matavimo įrankio kokybės. Jeigu nebus daug dėmesio skirta, patikrintas tas įrankis, jo patikimumas patikrintas, tai mes turėsim tik tai tokią momentinę nuotrauką, kuri gali būti net ir labai nekokybiška, labai tokia išblankusi tarpais, ne visai atspindinti, kaip iš tiesų yra. O tai kaip patikrinti? Kodėl? Na, jūs irgi esate sakius, kad nemažai tų tyrimų Lietuvoje klaidina, o ne padeda verslui, pavyzdžiui, priimti sprendimus, ar ne? Kodėl taip yra? Yra kelios priežastys. Yra pirmiausia, tai kad tuos tyrimus atlieka žmonės, kurie nori iš tyrimų daryti verslą, pavyzdžiui. Ir tada mes turim tokių tyrimų, kuriuos atlieka kokia nors konsultacinė įmonė, tame tarpe moko, konsultuoja, ką nors dar ir parduoda ir padaro, tyrimą. Tai mes galim, aš tiesą sakant, prieš laidą šiek tiek ruošiausi, dairiausi, kokių tų tyrimų yra ir labai įdomių pavyzdžių radau, kada pristato save įmonė atlikusi, panašų matyti tyrimą arba bent jau pavadinusi panašiai kaip mūsų tyrimas ir sako, kad mes radome moksliniuose darbuose apie 14 tokių modelių, kurie tikrina darbdavio, imkim konkurencingumą ar tą patrauklumą. Bet mūsų įrankis yra pats geriausias. Tai, tikrai žinokit, kažkaip tai kelia tokių abejonių, ar gali būti įmonės, kuri neužsima tyrimais, kurios veikla pagrindinė yra visai kita, kad jinai paėmė ir sukūrė super produktą, kuris yra kokybiškesnis negu moksliškai pagristi, validuoti, tai reiškia, kad patikimumas patikrintas modeliai. Šiaip įdomus tas momentas, nes jeigu visok užsiimi konsultacinę veiklą, tai greičiausiai tas tyrimas atliekamas yra su tais, kuriuos konsultuoja, ar ne, tikėtina, nes tai yra pats patogu, prieinamiausias šaltinis, jisai linkęs bendradarbiauti, nes kas irgi nebūtinai visada nutinka, ar ne. Živilė, jūs, kaip suprantu, tik tai konkurencingumo matavimu užsiimat. Mūsų pagrindinė veikla, žinoma, yra padėti organizacijai išsitirti savo kaip darbdavio konkurencingumą. Šalia to mes puikiai galime bendradarbiauti su organizacijai, padedant išsigryninti tas veiklas, rodiklius matavimo, tai šiek tiek papildomos konsultacijos yra galimybė organizacijai. Ta prasme, tai kaip rezultatą. Taip, mes nepaliekam jos tiesiog, likti vienos su savo rezultatais, bet bendrom jėgom ir pastangom iš tiesų padedam išsigryninti tai, kas tuo momentu tai organizacijai galėtų būti svarbiausia. Tai, kas jau ištirta. Papasakokit, kaip tai vyksta. Pats procesas. Įmonė nori sužinoti, kas jinai yra rinkoje. Kaip tai atrodo? Tai kaip ir daugelių tyrimų pagrindų, mes kviečiame organizacijos darbuotojus užpildyti anketą ir pagal tai, kokie atsakymai yra pateikiami, mes turime įmonės vidinį vaizdą. Pasimatuojam tai, ką dažniausiai ir daro kiti panašaus pobūdžio tyrimai. Mūsųgi esminis skirtumas dar yra tas, kad tuos rezultatus, kuriuos mes per klausimus sužinome iš organizacijos, mes galime tiesiogiai palyginti su visa Lietuva, visa rinka ir atitinkamai su pasirinkto organizacijai sektoriumi, kadangi ir rinkai yra pateiktas identiškas klausimynas. Kitaip sakant, mes turim galimybę lyginti obuolius su obuoliais. Pagal tai ką ir Agota sako, kodėl yra svarbu, kad tas palyginimas ir tyrimas ir duomenų validumas būtų iš tiesų moksliškai pagrįstas. Mums yra svarbu ir mes tikrai džiaugiamės tuom, kai sakome, kad tai, ką matuojasi įmonė, jinai identiškai lyginasi su rezultatu gautu iš visos Lietuvos. Iš kur jūs gaunat tuos rezultatus kitus? Kaip jūs žinot, kaip ta Lietuvos rinka atrodo, kad galėtų įmonė pasilyginti? Mūsų užsakymu buvo atliktas nepriklausomo tiekėjo pagalba visos rinkos tyrimas, visos Lietuvos tyrimas. Darbuotojų tai yra? Žmonių. Tiesiog ne organizacijų, ne darbuotojų, bet žmonių, kurie atitinkamai dirba tam tikros organizacijose. Mes tokiu būdu padengiame visą demografinę ir geografinę imtį, kuri reikalinga pagrįsti, ką ir Agota minėjo, duomenų patikimumui ir validumui. Ir netgi tais momentais, kai matėme, kad imtis yra nepakankamos, tyrimą vykdėme tiek, kad atsakingai šiandienai galime pasakyti, kad mūsų surinkti duomenys yra statistiškai validus ir patikimi. Ką tai reiškia, Agota, kiek tie validus? Kiek reikia apklausti žmonių, kad tikrai turėtum rezultatą tinkamą? Reikėtų apklausti, aišku, čia yra toksai skaičius, jis yra suskaičiuojamas priklausomai nuo to, kiek yra apskritai žmonių populiacijoje.
arba potencialių respondentų populiacijai, susiskaičiuoja pagal tam tikrą formulę, kokia turėtų būti patikima ta imtis. Ta patikima tai reiškia, kad maždaug 95%, jeigu yra pakankami tie duomenys, tada jau galim sakyti kažkokias apibendrinančias išvadas jau formuluoti. Bet aš norėčiau truputėlį papildyti apie mūsų tą įrankį, kuo jisai išskirtinis yra. Ta prasme, kai sakom, kad mes apklausėm, jūs kaip sako, darbuotojus ar darbuotojus, ne darbuotojus, mes apklausėm žmonės, darbingo amžiaus žmonės, kodėl tai yra gerai, nors ir yra kitaip, negu kitos įmonės daro. Todėl, kad mes klausiam savo respondentų ne kaip darbuotojų, kurie jaučia tą organizacinį identitetą ir tada kitas iki įeina į tokį vaidmenį, kad aš esu tos organizacijos vadovas, aš esu tos organizacijos, ten tarkim, programuotojas ar dar kažkas tai. Tampa ambasadoriumi iš karto, ar ne, kažkieno tai? Taip. Tai mes klausiam, tu kaip žmogus, kaip tu jautiesi darbe, kaip ten su tavim elgiasi vadovas, ar tu esi patenkintas savo gyvenimo kokybė darbo ir asmenio laiko balansų ir panašių dalykų. Ir tik tiek, kad klausimynė mes turėjome demografinius tokius rodiklius susirinkę, kur tu dirbi, kokios tavo pareigos, kiek tu metų ten darbuojasi ir panašiai. Tai va šitas dalykas yra stiprus. Jis leidžia sumažinti tuos iškraipimus, būtent įtakotus kokiu nors organizacinės politikos, pavyzdžiui, kai žmonės... Na, jeigu darbdavys apklausė jį patį, tai iš karto kitokia pozicija. Taip, jisai kaip darbuotojas, jisai tampa šališkas. Ir kitas dalykas mūsų klausimino, kad kai kurie klausimai buvo nustatyti svoriai ir kai kurie klausimai yra vertinami ne taip pat aukštai kaip kiti klausimai. Arba, ta prasme, atsakymai yra vertinami skirtingai pagal to dalyko, apie ką mes klausiam, įtaką, reikšmingumą, svorį. Tai reiškia, kaip vėlgi, kur aš sakiau, kad aš stebėjau, skaičiau keletą tyrimų, kur, tarkim, buvo vienodai įvertinti atsakymai apie vadovą, kuomet buvo klausimas, ar vadovas tam bendrauja mandagiai, ar jisai greitai ir efektyviai sprendžia problemas, ar jisai geba paaiškinti įmonės strategiją. Ir labai įdomu, reiškia, vadovas bendrauja mandagiai, aukšti balai, taip, tačiau vadovas nesugeba greitai ir efektyviai spręsti problemų bei paaiškinti įmonės tikslų ir strategijos. Ten žemi balai. Išvestas vidurkis. Tai yra klaidinimas. Nes, ko gero, vadovo pagrindinė funkcija tai yra greitai, efektyviai spręsti problemas, aiškiai suvokiant ir darbuotojų ištransliuoti, kokiu tikslu mes darome, kokiu mes tikslu kartu dirbame. Negalima suvienodinti tų atsakymų svorių. Tai mūsų įrankio yra stipri bėda, kad tie svoriai, atsakymams svoriai yra suteikti skirtingi svoriai. Kiek apskritai tų parametrų yra, Živilė? O parametrų yra daug ir įvairių. Mes gal patikslinsiu, kad vėlgi pats darbdavio konkurencingumo indeksas yra skaičiuojamas iš 5 kertinių kategorijų. Tie indeksai dar yra, kaip Ragota pasako, iš išvestinių subindeksų suskaičiuoti. Tai vėlgi, čia yra tas dar vienas skirtumas nuo jau įprastų matyti įrankių tyrimų, kurie tiesiogiai pamatuoja, ar ne, ir su tam tikra skala galime juos sieti. Bet būtent tų išvestinių rodiklių pagalba mes ir galime padėti organizacijai pamatyti, kur šiandien dienai yra būtent tos organizacijos konkurencinis pranašumas arba stiprybė lyginantis su rinka arba sektorium ir kur iš tiesų į ką reikėtų fokusuotis ir dėlioti visą savo strategiją, arba lygiai taip pat galime pamatyti, kur mes atsiliekame ir kur mums ypatingai svarbu šiandien dienai kreipti dėmesio, apie ką galvoti nereikėtų. O sakot šiandien, tai kas kiek laiko tas tyrimas? Įmonė, aš suprantu, dabar atliko, ar ne, bet tas pasilyginimas su kitų rezultatais, jis neturi būti labai toli kažkur tai nuo to termino. Mūsų rekomendacija yra tokio pobūdžio tyrimą atlikti kartą metuose. Kodėl? Todėl, kad vėlgi, jeigu organizacija pati imasi veiksmų ir kryptingai dirba dėl savo konkurencingumo pozicijos stiprinimo, lygiai taip pat manome, kad organizacijos, kurios dirba rinkoje ar atskiruose sektoriuose, deda tas pačias pastangas. O jeigu ir nededa, reiškia, po metų organizacija pamatys, ką jai pavyko pasiekti, esant lygiai tokiam pačiam pasilyginimo momentui atėjus. O nacionalinis tyrimas kada jis buvo atliktas? Nacionalinį tyrimą lygiai taip pat atlikome metų pradžioje, reiškia, turime visiškai naujausius duomenis, kokius galime turėti ir planuojame kartoti kitų metų pradžiai. Kasmet, ta prasme, bus tai ne vienkartinis projektas, bet... Tai ne vienkartinis projektas, tačiau vėlgi jo kartojimas labai stipriai pasimatys dėl to, kokios dinamikos yra, ar ne, kiek ta pati rinka yra judri. Mes tikimės, kad matysim pokyčius kartą metuose lygiai taip pat ir rinkoje. Agota, dar tas klausimas, kiek reikia apklausti, kad būtų patikima? Nes ir Lietuvoje, kiek ten yra 1014, ar ne, numatyta, kad jau imtis kaip ir Lietuvos apklausė ir jau čia viskas aišku, kas irgi žmonėm kartais būna mažokai lyg ir atrodo. Žinokit, žiūrint apie ką mes kalbam. Šiaip laikoma taip, kad jeigu turim populiaciją daugiau negu bene
300, tai mes jau turime apklausti, iš tikrųjų tai 370-420. Labai keistas dalykas, kad kuo populiacija mažesnė, tuo daugiau jos turim apklausti. Tai sakysim, jeigu turim 60, tai mes turėsime apklausti kokius 57. Jeigu turim 300, tai turėsime apklausti 280. Jeigu turim milijoną, jums skaičiuoklė rodės, kad užtenka 420-440. Tačiau mes turim žinoti, kad sektoriai labai yra skirtingi. Todėl iš kiekvieno sektoriaus, jeigu paimsim po 5 žmonės, tai labai daug sektorių, labai daug veiklų, paimsim po 5 žmonės ir susidarys tie 480 ar net 500, ar net kaip jūs sakote, 1013, mes neturėsim realaus vaizdo, todėl kad bus per mažai paimta iš kiekvieno sektoriaus. Mes galėsim šnekėti apie Lietuvą, apie tendencijas darbo rinkoje, galbūt tokias lengvai tendencijas, bet mes negalėsim žinoti, kas yra sektorius. Mes negalėsime teikti, kad mes turim iš visų sektorių, todėl mes galim šnekėti apie kiekvieną sektorių atskirai. Kiekvienam sektoriui mes turėtumėm šventai susirinkti tuos 370-420, jau kad tada galėtumėm ramiai, sąžiningai sakyti taip, yra taip. Na ir kokie tie rezultatai? Živilė, kiek įmonės noriai naudojasi tuo? Ar vis dėlto jos, ar tas įprastas tyrimas jas tenkina, ar iš vis domina, ar įdomu, kaip jos atrodo, ar tiesiog atrodo pasišnekė su darbuotojais, visi faini, gražūs ir viskas? Esu tikra, kad mes šalia viso to, kad siūlome tikrai puikų produktą, dar užsiemam ir tokią švietėjišką misiją. Turime pripažinti, kad labiau yra įprasti įsitraukimo ir motyvaciniai matavimo įrankiai ir produktai, bet kaip ir kalbėjome pačiai pradžioje, jau to nebepakanka organizacijai, jeigu iš tiesų nori aktyviai konkuruoti kaip darbdavys darbo rinkoje. Tai paraleliai suinteresuotumo tikrai turime daug. Dažnai girdžiu tokį, tai mes jau matuojame ir iš tiesų pokalbiuose su organizacijom, kai tu parodai galimybės ir kaip tas žiūrėjimas į vidų, mes kartais tokią metaforą naudojame, žiūrėjimas tarsi į save į veidrodį, koks aš esu fainas ir gražus, to nebepakanka ir kokį privalumą organizacija gauna, kada pasilygina su išore arba pasižiūri pro langą. Tai tas vidinis tyrimas, tai, ką įpratę organizacijos atstovai ir darbuotojai matyti ir matuoti, tai irgi jau yra labai gerai. Tas vidinės patirties pasimatavimas, tačiau irgi su kuo susidurėme, kad gautus rezultatus organizacija interpretuoja pagal tai, kas jos nuomonė yra svarbu. Su mūsų tyrimu ir pasilyginimu su išore mes leidžiame pamatyti ir pasimatuoti tai, kas yra svarbu darbuotojams. Tai yra mes esame įvedę kitą parametrą, kuris leidžia darbuotojui pasakyti tai, kas man yra svarbu ir kaip tai yra atliepiama organizacijos. Ir tada pagal tai, kas svarbu mūsų organizacijos darbuotojams, kaip mes tai išpildome ir lyginame su sektoriumi arba rinka, mes labai fokusuotai galime pradėti dėlioti savo konkurencinio pranašumo veiksmus. O kiek svarbu yra atlyginimas šiandieniniam darbuotojui? Na, žinot, atlyginimas buvo turbūt ir bus vienas, jeigu ne pats svarbiausias elementas, bet kurio tyrimo apimty, jeigu apie tai yra klausima. Ir mes matome, kad tai yra lygiavertiškai svarbu, bet šalia to yra daug labai kitų dalykų, kurie turi įtakos taip, kaip jaučiasi darbuotojas galvodamas apie savo darbdavį, galvodamas apie savo organizaciją ir kitą rodiklį turime, kurį matuojame ir tai yra irgi išskirtinai, kuom džiaugiamės ir parodome organizacijai, tai yra didžiavimasis organizacija. Didžiavimasis organizacija. Kaip jūs jį pamatuojate? Didžiavimosi organizacija indeksas yra irgi mūsų išvestinis indeksas iš daugelio dalykų, į kurį papuola ir tokie elementai kaip funkcinės naudos, tame tarpe atlygis ir kitos tiesioginės ir netiesioginės piniginės bei nepiniginės naudos, bet šalia to yra tokie dalykai kaip emocinės naudos, lyderystės, emocinės kultūros, mikroklimato elementai. Dar yra daug potemių, kurios yra išvedomas į bendrą indeksą, kurį pavadinome didžiavimąsi. Ten beje netgi tas pats suvokimas, kaip aš vertinu savo darbdavį, kiek aš galbūt būčiau linkusi vėl svarstyti savo darbdavį, jeigu šiandien man reikėtų vėl rinktis darbą. Arba pavyzdžiui, ką kalba apie mano darbdavį, apie mano įmonę, tiesiog žmonės. Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tas didžiavimasis, jisai turėtų būti suprantamas kaip kompleksinis dalykas. Pirmiausia yra didžiavimasis savo paties darbu.
Tada didžiavimasis yra savo komanda ir grupe. Ir galiausiai yra didžiavimasis savo organizacija. Tai va, jisai tarsi būtų lupamas kiaušinis iki pat to trynio. Tai va, tas trynys būtų didžiavimasis darbu, tada baltymas jau būtų didžiavimasis komanda ir lukštas būtų didžiavimasis organizacija. Tai ką kalba apie mano organizaciją, arba ar aš jaučiu pasididžiavimą, būdamas kažkur išorinėje aplinkoje savo organizaciją, tai aš negalėsiu jausti pasididžiavimo, jeigu man nepatiks mano darbas, aš neturėsiu gerų sąlygų, pakankamų darbui atlikti sąlygų, jeigu mano savijauta bus bloga komandai, jeigu aš nesijausiu reikšmingas ir nesijausiu reikšmingai prisidedantis prie bendro rezultato, mes negalėsim kalbėti apie didžiavimąsi organizaciją. Tai mūsų tyrimas būtent kuo yra ypatingas, kad jisai tyria įvairius aspektus ir kuo gražiausiai, kad šitą paveikslą mes sudėliotumėm ir pagrįstai galėtumėm sakyti, kad mes taip pat ir tyriam ir galime jums atsakyti, ar jūsų darbuotojai didžiuojasi organizacija. Ar tarp klausimų yra toks? Kartais žmonės, pavyzdžiui, net ir gali nenorėti sakyti, kur jie dirba. Tai iš principo, kad ar tu noriai pasisakai, kur dirbi? Tai jeigu mes tyriame organizaciją, mums šito klausimo užduoti nereikia. Bet jeigu tai buvo klausimas iš nacionalinio tyrimo, ar ne, arba atsakymas iš būtent nacionalinio tyrimo, tiesiogiai kokio organizacijų dirba žmogus mes neklausėme. Nes vėlgi, ką ir Agota prieš tai minėjo, ar ne, tas, tarsi asociacija su kažkokia tai organizacija, šitoj vietoje mes jos nerenkam šitos informacijos, bet sentimentą pamatuojame. Įdomu, kaip žmonės atliepia, kiek jie pasakoja, pavyzdžiui, kaip jie prisistato, kaip kažkokio tai didesnio vieneto dalis, ar ne? Ta čia irgi turbūt pasididžiavime ir apskritai, kiek pasididžiavime, kokią vietą užima pasitikėjimas. Esminė. Pasitikėjimas ir pasitikėjimas vieni kitais, tai yra būtent didžiavimosi dalis, per ką mes matuojam didžiavimąsi. Tai yra pasitikėjimas, tai yra lojalumas, tai yra organizacinis pilietiškumas, va tokie dalykai, jie būtent ir sudaro tą didžiavimąsi įmonę. Agota, jūs esate minėjus, kad kai kurios bendrovės kaupia savo klientų duomenis ir pagal tai daro lyginamosius kažkokius rodiklius ar tyrimus. Kaip jūs tai vertinat? Matot, kai įmonės naudoja savo klientų duomenis, iš vienos pusės tai yra gerai. Įmonės susirenka informaciją apie savo pačių klientus. Bet jeigu jos surinkusios duomenis iš savo klientų mėgina sakyti, kad taip yra rinkoje, tai toli gražu taip nėra. Kodėl? Aš jums duosiu paprastą pavyzdį iš gyvenimo, buitinį. Pavyzdžiui, jūs atėjote į ligoninį, kokį virškinimo ligų skyrių. Ir dabar ten turit ligos istorijas ar panašiai, kažkokios galbūt ir surinkot informaciją apie gretutinės ligas, savijautą, nuotaiką, pasitenkinimą darbo tų ligonių, kurie guli dabar šitam skyriui. Ir jūs paskui sakot, kitam visai skyriui, sakot, žinot, o va taip yra pasaulyje. Tai nėra, tai buvo tik tai tam virškinimo skyriui. Tai aš toks galbūt juokingas pavyzdys, bet to ir siekiau, kad parodyti, koks yra šališkas tasai tyrimas, jeigu įmonė daro apibendrinimus iš savo pačių klientų duomenų. Živilė, o pačiam, jūs tyrėt, aš suprantu, kad ir sektoriuje, kaip atrodo įmonė, ne tik visoj darbo rinkoje, bet apskritai ir tam tikram savo sektoriuose. Tai reiškia, kad ir tas nacionalinis tyrimas jis buvo suskirstytas kažkaip, ar ne? Tai sektoriaus duomenis mes įmame iš turimo nacionalinio tyrimo duomenų. Mes galime ir visą Lietuvą matyti, ir tada pasirinktinai išsifiltruoti duomenis tam tikram sektoriui. Ar skiriasi apskritai Lietuvos rinkoje, tai jinai pakankamai nėra tokia jau milžiniška, ar atskiruose sektoriuose labai skiriasi? Žinokit, skiriasi. Ir tas ir smagu, kad būtent nacionalinio tyrimo dėka, kaip ir minėjau, ir geografiškai, ir demografiškai mes galime matyti labai įdomių duomenų. Tai šiandien dienai, ką rodo mūsų tyrimo duomenis, nacionaliniu mastu atrodo, kad patys geriausi rezultatai, konkurencingiausi darbdaviai yra finansų, IT, technologijų organizacijos. Tarsi mes tą irgi nuspėjome. Bet kas įdomiausia, čia darėm tokį sau smagesnį tyrimą ir pasižiūrėjome, kuriam sektoriui jaučiasi, laimingiausios moterys. Ir paaiškėjo, kad iš tiesų būtent energetikos sektoriuje dirbančios moterys jaučiasi labiausiai atliepiamos jų poreikius, jų patirtis. Tai būtent iš savo nacionalinio tyrimo duomenų galime matyti pačius įvairiausius pjūvius, pasitikrinti tam tikrus dalykus, ar tai, ką mes numanome, arba tai, kas yra numanoma, tai yra patvirtinta ir duomenimis ar ne. Agota, kodėl moteris jaučiasi laimingos energetikoje?
Moteris apskritai Lietuvoje jaučiasi darbė laimingesnės negu vyrai, aš jums turiu pasakyti. Tai rodo mūsų labai plataus masto, daug kartų kartoti įvairiais pjūviais, įvairiom apimtim ir tematikom tyrimai. Kodėl? Įtariu, kad tikriausiai vis dėlto pas mus yra tas giluminis kažkoks matriarchatas, kur mes vis tik tai nekonkuruojam tarpusavio, remiam vienas kitas, o vyrai čia labai konkuruoja. Jeigu rimčiau, tai mes gavom labai įdomius atsakymus dar COVID metu, kada vyrai sakė, kad jie nori eiti ir būti organizacijose dėl to, kad kitaip nesijaučia įvertinti. Jie turi būti matomi, jie turi būti giriami, turi pasisakyti, ką jie veikia ir kaip jie veikia. Moteris tuo tarpu labai orientuotos yra tikslą beje, taip kad tas visas stereotipas, kad moteris kažkokios galbūt silpnos, nežinančios, ką daro, yra visiškai bent jau Lietuvos atveju neteisingas. Na ir su aukštuoju išsilavinimu vis dėlto pas mus daugiau moterų yra gerokai daugiau. Gerokai daugiau. Tai tas irgi savo ir vertės žinojimas ir pajūtimas, bet, pavyzdžiui, energetika tai toks įdomus sektorius, nes ten, kaip ir vyrų daugiau atrodo, taip jau pagal skambesį turėtų būti. Ir pakankamai daug stereotipų, ar ne, yra rinkoje, kas yra moteriškos specializacijos, savybės arba sektoriai, kas nėra, kas labiau vyriška, tai mano galva iš tiesų mes šalia ir savo tyrimo ir praktikų ir įžvalgų lygiai taip pat dar ir papildom tam tikrus stereotipų laužimus. Pats tas tyrimas jau jisai savaime yra stereotipų laužimas, ar ne, nes tai, jisai kitoks ir iškrinta iš konteksto. Tai tiesiog dar, pliusus, minusus, kodėl būtent tas tyrimas ir ką jis duoda įmoniai? Tai pirmučiausia, ką labiausiai duoda ir jeigu pradėčiau nuo įmonės vadovo, ar ne, kas yra iš esmės svarbiausia įmonės vadovui, kada jisai žiūri, kaip sekasi jo organizacijai. Tai daugelis esam girdėję apie subalansuotų rodiklių rinkinį, kur matuojame rinkos dalį, ar ne, čia žiūrime prekinio ženklo stiprumą, klientų pasitenkinimą ir neabejotinai finansinius rezultatus. Ką dažniausiai pametame, tai būtent tą darbdavio dalį, ar ne? Tai vat mūsų tyrimas užpildo šitą dedamąją, kurią ar esamai personalo funkcija, arba net organizacijai, kuri neturi aktyvios arba strateginio lygmens personalo valdymo funkcijos, mes padedame įmonės vadovui užpildyti tą trūkstamą dedamąją. Tai viena dalis, kaip mes tą padedame, tai vienas iš pavyzdžių, kai kalbame apie konkurencingumą, dažniausiai vėlgi lyginame strategijos formavimo sesijas, ar ne, kur tokie klausimai dažniausiai būna sprendžiami. Na ir įprasta naudoti tokį įrankį kaip SWOT arba stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių įrankį. Tiek, kiek man pačiai yra tekę matyti ir naudoti, yra užpildoma šita visa matrica ir tada vėlgi, jeigu turime tik vidinį tyrimą, mes vis tiek vadovaujamės atliepdami tos matricos informaciją, pajutimu ir tam tikrais kažkokiais tai skaičiais, kurių nebūtinai irgi žinome arba galime pagrįsti. Mūsų tyrimas būtent iš to, kaip jis vertina savo organizaciją, kaip jinai atrodo lyginanti su sektoriumi arba visa rinka, leidžia labai tiksliai žinoti ir tada jau formuoti duomenimis grįstas įžvalgas, sprendimus ir veiksmus. Kitaip sakant, būtent tas konkurencingumo formavimas ir vyksta, kada mes padedam įmonės vadovui ir vadovų komandai turėti konkrečius duomenis ir daug greičiau pasiekti norimo rezultato. O konkurencingumas apie tai ir yra. Tai, Agota, dar jūsų sakinys, kodėl tai yra taip patikima? Kodėl konkurencingumą matuoti įmanoma ir patikima? Visų pirma, todėl, kad jis yra mūsų tyrimas iš tikrųjų yra labai pagristas. Jis yra pagristas moksliniu metodu. Jis yra patikrintas. Tai reiškia, kad buvo atlikti pilotiniai tyrimai. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų valstybiniam sektoriui, švietimo sektoriui, pavyzdžiui, mes turėjom per mažai duomenų ir mes pildėm, kol surinkom. Tai vien tas faktas rodo vėlgi, kokia yra žmonių motyvacija šitam sektoriui. Tai konkurencingumas, jisai kodėl yra svarbu matuoti konkurencingumą, aš jums pasakysiu, kodėl. Todėl, kad arba mes išsimatavę, kad esame labai geras darbdavys, mus labai visi myli, turėsim laimingus darbuotojus, kurie neneša rezultato ir tada už įmonės pinigus linksminsim ir didinsim darbuotojų gerovę, neturėdami rezultato. Ir tai grėsia, aišku, įmonėje labai prasta ateitim ir galbūt net ir bankrotų, taip sakant. Arba mes mėginsime būti labai efektyvūs, tačiau turėsim žmonės, kurie nebus laimingi ir patenkinti savo darbovietę, nebus būtent nesididžiuos savo darbų komandą ir darbovietę ir galiausiai turėsim didelį tekamumą. O reikia žinoti, kad naujas žmogus maždaug 2, 3, 4 mėnesius, netgi 6 mėnesius trunka, kol parodo savo geriausius darbo rezultatus, todėl jeigu žmonės dažnai keičiasi, yra didelis tekamumas, įmonei tai yra labai brangu. Vadinasi, tobulinti savo sritis, kai gerai supranti, gerai suvoki, kur yra mano minusai, kur yra pliusai, tobulinti sritis. Ir ką aš dar noriu pabrėžti, ne minusus išgaudyti, bet stiprybę stiprinti.
Nes tas klaidas gali taisyti, jų bus, bet stiprybę stiprindami mes tikrai laimim žymiai daugiau. 3 pagrindinius dalykus, kaip darbdaviai turėtų patraukti darbuotojų dėmesį tokioj rinkoje, kur yra iš principo, kaip jau mes kalbėjome, tai yra darbuotojų rinka. Taip. Tai su tom įžvalgom, kurias mes pateikiam organizacijom, iš tiesų galime pamatyti, ką ir Agota minėjo, mūsų stiprybės. Tai šitas žinojimas mums leidžia fokusuoti savo darbdavio įvaizdžio, darbdavio vertės pasiūlymo strategijas esamiem darbuotojam išlaikyti ir motyvuoti. Galėjimas pasilyginti su rinka ir sektoriumi mums leidžia pamatyti, kas aktualu, svarbu ir reikšminga yra mūsų potencialiem darbuotojam kaip organizacijos ir kokias tada pritraukimo strategijas ir veiksmus mums reikėtų formuoti, kad juos sėkmingiau prisitraukti. Agota, 3 žodžiai, kaip pritraukti darbdavių darbuotojų? Būti sąžiningam. 2 žodžiai. Nuostabus patarimas, manau. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Verslo tribūnos pašnekovės buvo WITMIND direktorė Živilė Valeišienė ir WITMIND tyrimų mokslinė partnerė profesorė daktarė Agota Giedrė Raišienė.